džiaugiamės, kad esate čia. Vadinasi, tema tikrai yra svarbi. Ir šiandien mes svečiuose turėsime du lektorius. Jurgita Pocienė, tai yra disleksijos centro vadovė, ir Paulių Valiulį, tai yra Delin Cloud Google for Education partnerė. Na ir jie papasakos mums tiek apie disleksiją, tiek apie įrankius darbui su disleksiją turinčiais vaikais. Kadangi renginys buvo labiau, jo prigimtis tokia buvo labiau orientuota į mokytojus, tai mes pradėsime nuo to, jog papasakosim šiek tiek apie pačią disleksiją. Atrodytų labai daug dabar visi šneka apie disleksiją ir ką čia daugiau papasakos, bet kai pradedi kalbėti su kolegom, pasirodo klausimų vis tik yra labai daug. Ir šiandien pabandysim sudėti taškus ant i, o tuomet pakalbėsim apie įrankius. Pas mus šią akimirką dabar nematau, kiek stebi YouTube platformoje žmonių, bet registruotų yra beveik 250 mokytojų. Kita dalis yra pagalbos mokiniui specialistų, taip pat mokyklos vadovų, pavaduotojų, skyriaus vedėjų, ir kitų žmonių, kuriem rūpi šita tema. Kągi, turbūt nieko nelaukiant, pradedam ir galvoju, kas dar. Visas mūsų renginukas kažkur turėtų trukti apie 1,5 valandos ir abu pranešėjai užtruks po maždaug pusvalandį ir pusvalandį paliksime jūsų klausimam. YouTube platformoje, kas stebite dešinėje pusėje, kas stebite per kompiuterį, dešinėje pusėje yra taip vadinamas chatas, pokalbis. Čia galite užduoti klausimus. Kai kurie ten rašote sveiki, labas, taip toliau, tai gal šito nerašykite, tiesiog palikime jį švarų, tuščią. Ir užduokite klausimus. Užduokite klausimus, mes juos surinksime į vieną vietą ir tuomet mūsų pranešėjai į juos vėliau pasistengs atsakyti. Kągi, tai kviečiu Jurgitą Pocienę, disleksijos centro vadovę, pabendrinti savo ekraną. Tai aš dar pradžiai gal nebendrinsiu pačioj pradžiai, pasisveikinsiu su tais žiūrinčiaisiais. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę kreiptis į tokią didelę iš tikrųjų auditoriją. Tai ir džiaugiuosi dėl to, kad mes kalbėsime apie labai svarbų dalyką, apie labai svarbų sutrikimą, kuris iš tikrųjų paliečia kiekvieną, nebūtinai ir tą, kuris pats turi disleksijos sutrikimą, tačiau mokytojai, specialistai, praktiškai visi susiduria su tokiais vaikais. Tai tada norėčiau tokį iš karto pradžioj klausimą, tokį apšilimą, ar apskritai disleksija jums iš karto aišku, apie ką tai yra, ir jeigu aišku, bet dabar trupučiuką užteršim tą chato kanalą, jeigu galima, tiesiog parašykit, kas jau pažįstama su disleksija, žinau, kas tas yra, arba ne, tai man naujiena, nežinau. Tiesiog aš labai noriu pasižiūrėti, kiek yra pas mus tokių, kurie apskritai apie disleksiją labai daug žino ir galbūt čia nori sužinoti kažkokių stebuklingų dar naujų įrankių, o kiek yra tokių, kurie apskritai tik galbūt yra girdėję tokį žodį, tačiau nežino nei apie ką jis tiksliai, nei kodėl, nei kaip ten viskas sprendžiasi. Tai labai norėčiau pamatyti trupučiuką to komentaro, kad nedaug susipažinę, aš irgi per telefoną pasijungiau YouTube, kad matyčiau, kokie yra komentarai, bet kaip matau, jau žmonės rašo, kad žino, ar ne? Daug kas žino. Tai labai džiugu iš tikrųjų, kad bent jau pats pavadinimas, ne kažkoks tai iš vis burtažodis. Tuomet aš dabar jau pradėsiu dalintis savo ekranu
Ir, aha, taip, čia taip. Taip, turbūt matosi jau ekranas, ar ne? Ar man galėtų kažkas tai pasakyti, ar matosi, nes aš pas save YouTube dar nematau. Va, dabar jau matau, čia vėluoja turbūt. Vėluoja. Taip. Tai čia tas disleksijos pristatymas iš tikrųjų gal bus daug toksai plačiaja prasme, labai smarkiai aš neruošiau šios paskaitos pedagogams, nes iš tikrųjų pedagogams aš turiu paruošusi paskaitų, kur yra labai konkrečiai, labai aiškiai nurodyti žingsniai, nurodyti atpažinimo principai ir labai smulkiai, bet jau ten tas seminaras nesutilptų man į 30 minučių, ten yra 2 valandų seminaras ir jis yra, paskui aš papasakosiu, kur jį galima surasti, o dabar tada keliausim tiesiog žingsnelis po žingsnelio, išsiaiškinti, apie kągi ta disleksija ir kodėl mes apskritai apie ją kalbame. Taip. Tai pirmiausiai, aišku, kalbame todėl, kad disleksija paliečia didelę populiacijos dalį. Ir iš tikrųjų bendru sutarimu Europoje skaičiuojama, kad tai yra nuo 10 iki 15% mokinių. Nors yra labai įdomus dalykas, kadangi skirtingos šalis skirtingai vertina ir kai kurios šalis nurodo, kad jos turi tik 5%, o kai kurios nurodo, kad turi virš 20%. Bet visgi bendrai, jeigu jau taip visą statistiką peržiūrėjus, vis tiek mes keliaujame į tą 10-15%. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad mes kiekvienoje klasėje turime bent jau 2-3 tokius vaikus, kuriem disleksija yra kasdienybė. Ir būtent kas pamato pirmiausiai, kuriems vaikams galimai gali būti sunku, tai aišku, kad pedagogai. Todėl, kad tėvai augina vaiką nuo pat kūdikystės ir dažniausiai namuose mes tą vaiką matome visai kitokį, dar, kaip sakant, vaikystės džiaugsmuose. Šiaip, kaip pasakysiu taip, disleksija išlenda mokykloje ir kol vaikas neina į mokyklą, mes greičiausiai to ir nepamatysime. Tačiau noriu iš karto užbėgant už akių pasakyti, kad disleksija tai nėra vien tik tai sunkumas skaityti, nors yra labai daug disleksijos apibrėžimų nuo pat disleksijos tyrinėjimo pradžios, kuomet dar buvo disleksija įvardinama kaip aklumas žodžiams, kada vaikas buvo tyriamas, tarkim, vaikas, kuris turi aukštą intelektą, puikus guvus vaikas, bet niekaip nesugeba perskaityti. Tačiau šiuolaikiniu požiūriu tai yra gerokai platesnis spektro aiškinimas ir mes tą čia išsinagrinėsime. Ir mokyklose iš tikrųjų kiekvienoje klasėje, kadangi mes turim vaikų su skaitymo rašymo sutrikimu, kitaip vadinamų disleksija, tai iš tikrųjų pedagogams tą žinoti yra būtina. Beje, šiuose skaidrėse aš nesu parengusi paaiškinimo apie tai, kaip mes Lietuvoje tą vadiname, tai tiesiog žodžiu pasakysiu. Kada vaikas apsilanko psichologiniai pagalbos tarnyboje ir tenai jisai gauna išvadas apie vienokį ar kitokį sutrikimą, mokymosi sutrikimą, tai niekada tose išvadose nebūna žodžio disleksija, tačiau tenai būna parašyta specifiniai mokymosi sutrikimai ir skliausteliuose turime skaitymo rašymo sutrikimą. Tai vat čia jau pedagogams tiesiog žinutė, kad jeigu jūs matot, kad pas tą vaiką išvadose yra štai toks sakinys, tai žinokite, kad jūs susidurite su disleksišku vaiku ir kad būtent jam taikyti reikia metodus, kuriuos mes ir čia šiek tiek aptarsime. Ir su kuriuo reikia darbuotis šiek tiek kitaip. Tai dabar gal prieikime iš tikrųjų prie to, kasgi ta disleksija apskritai yra, iš kur iš čia atsiradęs tas ir pavadinimas, ir ką jis reiškia, ar ne? Tai
pats pavadinimas yra kilęs iš graikų kalbos. Dis reiškia neiginys, sunkumas, leksik skaityti, ane? Žodžiai. Sunkumas su žodžiais iš tikrųjų tas pirminis toksai vertinys yra. Nes būtent per tai mes pastebim vaiko sunkumą, apskritai vaiko kažkokį tai negebėjimą, ar ne? Ir peržiūrėjus daugelį tyrimų visgi išsiaiškinta, kad tai yra būtent smegenų informacijos apdorojimo skirtumas, kuris daro įtaką labai daugeliui dalykų ir skaitymo automatizavimui, ir tikslumui, ir sklandumui. Ir įdomu yra tai, kad tie žmonės, kurie turi disleksiją ir sunkiai skaito, jie turi aukštą arba vidutinį intelektą. Tai reiškia, kad tai nėra intelektinis sutrikimas. Tie žmonės nėra, kažkokio, kaip čia pasakyti, prastesnio mąstymo, ar ne? Tai yra guvaus proto žmonės, tačiau šita jungtis, kuri atsakinga už skaitymą, jinai yra neaktyvi. Ir be abejo, dėl to paskui kyla labai daug kitų pasekmių ir mokymosi procese, ir mokymosi motyvacijoje, ir be abejo kokybėje pačioje mokymosi. Ir taip pat tai labai veikia apskritai asmenybę ir emocinę visą būseną. Ir jeigu mes to nepastebim, nepadedam vaikui, ignoruojam, tai po to gali nutikti taip, kad nebebus svarbu vaiko akademiniai gebėjimai, bet bus svarbu, kaip jį ištraukti iš depresijos, iš priklausomybių ir kitų labai sudėtingų reikalų. Taigi, čia dabar tiesiog keli tokie esminiai faktai, kad būtent tai yra neurobiologinė kilmė, kaip galima pasakyti, kad būtent tai yra smegenų struktūros ypatumai, ne, kažkokie, kurie nepaaiškinami, dėl ko taip yra. Ir tai vaikas taip nesugalvojo ir jis to nepasirinko. Ir jam taip nutinka ne dėl to, kad jis tiesiog tingi, ar ne? Tai yra tikrai didelis poveikis jo akademiniai visai sėkmiai arba nesėkmiai. Dėl to, kad iš principo visa akademinė kelionė yra nutiesta per tekstą, per skaitymą. Mes nuo pat pirmos klasės turime vadovėlius, turime krūvą informacijos ir tą visą informaciją mokiniai turi įsisavinti būtent skaitydami. Ir tai yra sutrikimas, o ne liga. Kaip sakoma, ligą galima išgydyti, sutrikimo mes išgydyti negalime. Ta prasme, kad su disleksija gimstama, tai yra genetinis sutrikimas, neurologinis genetinis sutrikimas. Beje, labai dažnai, jeigu yra vaikas disleksiškas, tai išsiaiškinus šeimyninę situaciją, labai dažnai būna taip, kad ar tėtis ar mama taip pat turi sunkumų su skaitymu ir sako, taip, man taip pat buvo labai sudėtinga mokykloje, man buvo sunku suprasti, aš lėčiau skaitydavau, rašant dariau labai daug klaidų, tačiau tuo metu niekas į tai nekreipė dėmesio, niekas to nesureikšmino ir greičiausiai, kad tiesiog vaikas, turėjo dirbti labai daug, tačiau tai yra iš tikrųjų labai sudėtingi procesai ir gaunant pagalbą yra galima labai daug iš tikrųjų nuveikti, pasiekti ir akademiniai srity, ir emociniai srity. Taip, ir čia noriu tiesiog paneigti, kas nėra disleksija, nes mokytojai labai dažnai galvoja, kad štai mokinys, tarkim, yra tingus. Jis tingi, jisai nepadaro vienos ar kitos užduoties, jisai žioplinėja. Tai iš tikrųjų arba neatliko namų darbų labai dažnai, arba ten kažką reikėjo išmokti ir jisai neišmoko, reikėjo kokią nors daugybos lentelę išmokti, jisai jos niekaip neišmoko. Tai iš tikrųjų tie vaikai kaip tik labai daug stengiasi, tačiau jiems nesigauna.
Ir žinote, kas nutinka, kai labai ilgą laiką tu kažką darai ir nesigauna. Tai ateina laikas, kai tiesiog pagalvoji, o tai ką man daryti, vis tiek nieko neišeis. Ir todėl paskui taip nutinka, kad iš tikrųjų tie vaikai galbūt jau ir nebeatlikinėja nei tų namų darbų, nei užduočių, todėl kad jie nemato tame jokios prasmės. Todėl ar darau, ar nedarau, vis tiek blogai. Tai va, ir iš tikrųjų mokytojai taip pat galvo, kad jie nesimoko, nenori mokytis, tai vėlgi, kol yra motyvacija, kol jeigu vaikas gauna pagyrimą, gauna palaikymą, jisai mokosi ir jeigu, aišku, jam yra mokymasis tinkamai pateiktas, ane, jeigu jam nesigauna, jeigu jisai negeba teisingai perskaityti teksto, žodžių, tai aišku, kad tas noras ir dingsta. Taip pat, ką jau prieš tai minėjau, kad disleksija nėra žemas intelektas. Kaip tik disleksiški vaikai dažnai turi vidutinį arba aukštesnį ar aukštą intelektą ir paskui mes aptarsime, kokios jų yra kaip tik nuostabios savybės, kurių galbūt kiti vaikai neturi. Taip pat disleksija nėra regėjimo problema. Daugelis galvoja, kad na štai greičiausiai reikia apsilankyti pas okulistą ir viskas ten bus gerai, uždėsim tinkamus sakinius, tai dėja, bet taip nėra. Akinių nuo disleksijos beje yra tokių išradimų, jie kainuoja labai didelius pinigus, tačiau jų poveikis visgi nėra įrodytas ir kiek man teko skaityti, kad tai yra daugiau marketinginiai sprendimai ir reklamos, tačiau normalių tyrimų, kaip iš tikrųjų jie veikia, padaryta nėra. Todėl tikrai nėra sprendimo, kaip padaryti, kad vaikui viskas būtų kuo puikiausiai, nors jisai, tarkim, painioja skiemenis, ar ne, ir jam ten tekstas netaip atrodo, kaip mums visiems. Taip pat disleksija nėra nesidomėjimas knygomis, jie mielai domėtųsi tomis knygomis, tačiau, kiek tu gali tą knygą domėtis, jeigu tu bandai skaityti ir tau nieko nesigauna, tu pavargsti labai greitai, arba skaitai ir nieko nesupranti, kas ten parašyta. Tai šiek tiek apie tai, kas disleksija nėra. Ir dabar tada mes turėtume tiesiog trupučiuką čia tokio mokslinio aš įvedžiau prieskonio, kai mes vertiname vaiką, kokios sritys yra vertinamos nustatant disleksiją. Tai tų sričių yra ne viena ir mes tikrinam ne tik tai, kaip jisai skaito. Tikrinam tikrai visą spektrą gebėjimų ir, aišku, pirmas ir svarbiausias turbūt tai yra fonologinis apdorojimas, kaip jisai sugeba suvokti fonemas. Fonemos tai yra, kitaip tariant, garsai įvardijami raidėmis, ar ne? Tai labai dažnai disleksiški vaikai negeba tarkim, išvardinti lengvai žodžio paraidžiui arba nustatyti raidės vietą, kelinta raidė yra žodyje. Tai čia vienas iš tyrimų. Antras dalykas, be abejo, įsivertinam, kaip yra su genetika, ar iš šeimos kažkas taip pat turėjo tokių sunkumų. Dar vienas dalykas, tai vadinamas vizualinis stabilumas, kada vaikas žiūri į tekstą ir tas tekstas būna, kad juda, mirguliuoja ar kažkaip tai keičiasi. Tai šitas lygiai taip pačiai vertinama yra. Dar yra toksai vienas principas greitojo vardyjimo, kaip vaikas sugeba išvardinti skirtingus objektus, tai gali būti paveikslėlis, spalva, skaičius, raidė. Ir kuo lėčiau tas vyksta, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas visgi turi disleksiją. Taip pat yra vertinama darbinė atmintis, o tai yra, tiesiog kiek yra vadinama ta atminties talpa. Tai taip labai paprastai paaiškinus, tarkim, įprastai žmogus, ne koks nors genijus, bet tiesiog žmogus neturintis sutrikimo gali sutalpinti 6-7
atminties vienetus. Nu, tai reiškia vos ne, kad aš jums pasakysiu 6, pavyzdžiui, skirtingus žodžius ir jūs tos žodžius pakartosite, arba 6 skaičius ir jūs man iš karto tą galite pakartoti. Jeigu tai yra, kada mes vertinam vaiką su tokiais sunkumais, dažniausiai vaikas suklysta ant 3 vieneto vadinamo, ar ne? Tai jeigu aš išvardėjau 6 skaičius, tai jisai greičiausiai 1, 2 pasakys teisingai, paskui jau viską. Ir dar vienas dalykas, tai yra laiko apdorojimo gebėjimas. Negeba vaikas, dažnai nejaučia ritmo, nejaučia tempo, apskritai su laikrodžiu nedraugauja, ar ne? Apskritai laiko, kaip ciferblatinio laikrodžio, to su strėlytėmis, šie vaikai labai dažnai nesuvokia, tiesiog nesuvokia. Jiems reikia paprasčiau, taip kaip elektroninis laikrodis veikia. Čia dar, aišku, neįtraukiu dar keleto momentų, kurie taip pat yra, kaip sakyt, kuriuos mes pasižymime, aš tą įvardinsiu jau požymiuose. Taip, mokytojui būnant klasėje tikrai galima pastebėti, kad štai kažkuriam vaikui yra sunkumai ir tada tie sunkumai, kuriuos aš dabar išvardinsiu, jeigu jie nuolatos kartojasi, tai jau turbūt reiktų atkreipti dėmesį, kad galimai šiam vaikui reiktų vykti įvertinimą, ar ne? Tai pirmas, numeris 1 iš tikrųjų tai yra lėtas skaitymas, kad šiek tiek paskaitė ir jau vaikas pavargo. Aišku, tai labiausiai matosi turbūt pradinėse klasėse, tačiau tikrai yra ir vyresnių vaikų, jeigu jie negavo pagalbos, jeigu su jais nebuvo dirbama, tai jie lėtai skaito ir 6 ir 7 klasiai. Ir matosi, kad tam vaikui tikrai skaitimui reikia daug energijos, kad reikia labai susikaupti ir jisai labai greitai pajunta nuovargį. Dažnai šie vaikai tiesiog painioja panašius žodžius. Kadangi painioja raides, tai vietoj vieno žodžio jie gali pasakyti kitą, ar ne? Vietoj vienos raidės apkeičia ir tada gaunasi visai kita reikšmė. Gali praleisti raides, gali jas supainioti, gali tiesiog vietoj vienos kitą pasakyti. Čia pavyzdys jums parodytas. Lygiai taip pat jiems yra sunku ne tik skaityti, bet ir rašyti, nurašinėti tekstą, ypač nuo lentos, todėl kad kada vaikas pasižiūri į tarkim, lentą ir paskui su akim reikia keliauti atgal prie sąsiuvinio lapo, jisai turi atsiminti, kas ten buvo parašyta. O kaip jau prieš tai kalbėjome, su atmintim yra šiek tiek sunkiau, nes jie neatsimena viso žodžio, nes jie net neatsimena, kaip tas žodis rašomas yra. Ir todėl būna labai daug komplikacijų, daug, kaip sakant, labai daug klaidų, daug braukimo, daug neparašymų ir taip toliau. Tačiau šie vaikai labai dažnai, kada reikia kalbėti, kada reikia papasakoti tiesiog žodžiu, jiem tas pavyksta puikiai. Jie geba ir papasakoti kažkokį tai nutikimą ir matytą filmą, ar netgi knygą, kurią galbūt jam perskaitė mama, ar ne? Ar ją išklausė audio būdu. Ir dar vienas dalykas, ką tikrai galima pastebėti, tai yra emocinis stresas. Šie vaikai mokykloje ypač labai dažnai jiems pasireiškia ir nerimo atakos, ir frustracija, kada reikia daryti tai, kas jiems nesigauna. Aišku, jeigu reikia skaityti garsiai, tai jie stengsis to išvengti. Ir dar vienas dalykas, ko čia taip pat neįrašiau, tai iš principo šie žmonės yra ypatingo jautrumo, tie vadinami ypatingai jautrūs vaikai. Ir jie labai reaguoja į tą stresą arba į išorę, kada gali dėl to tapti pikti, gali pradėti konfliktuoti su, tarkim, klasiokais, su klasės draugais, arba gali labai užsidaryti savyje, tapti tais labai tyliais, kurie tik tai kamputį sėdi ir nieko nebenori daryti. Čia iš tikrųjų būtų galima labai daug kalbėti apie tą emocinę šių vaikų išraišką, neišsiplėsiu. Dar vienas dalykas, tai
kada nutinka kažkoks tai įvykis, kada, tarkim, ar tai bus kontrolinis, ar tai tiesiog reikės daug darbo įdėti srityje, kuri nesiseka, šie vaikai tiesiog gali susirgti. Elementariai pradės skaudėti pilvą, pakils temperatūra, suksis galva ir taip toliau. Tokių dalykų taip pat nutinka. Taip. Nu ir čia toksai, kaip aš sakau, tiesiog atspindėjimui, kaip galima 3 dalykus pastebėjus suvokti, kad taip, mes jau turime reikalų ir greičiausiai, kad mes susidurėme su disleksiją patiriančių vaikų, ne? Tai pirmas dalykas – lėtas skaitymas, silpna fonologija, tai reiškia garsų nesuvokimas, ar ne, jų ten negebėjimas nustatyti, kartais negebėjimas diferencijuoti ir silpnas sklandumas, kada skaitant neskaito sklandžiai, negražiai, bet būna labai skirtingai. Būna vieni labai lėtai skaito, ten skiemenuoja, kiti būna, kad skaito greitai, tačiau nereaguoja į jokius skyrybos ženklus ir be abejo, kad tada nesuvokia, kas ten parašyta, nes tekstas be skyrybos ženklų, kaip žirniai į sieną gali būti. Tai vat vien jau šitos 3 dalykus, jeigu fiksuoja mokytojas, tai faktas, kad mes turime toliau daryti žingsnius, kad vaikui būtų pagalba. Dar labai svarbu suvokti, kad disleksija labai dažnai keliauja su kitais sutrikimais šalia. Ir tų galimybių yra labai daug. Aš čia sudėjau tokius esminius. Tai reiškia, ką mes dažnai, tikrai dažnai turim apie 30–40%, kada disleksiškas vaikas taip pat turi ir ADHD. Ir ADHD jau yra nustatoma psichiatrų. Ne? Taip pat dažnai būna taip, kad disleksiški vaikai kartu turi ir kalbos sutrikimus, ar ne? Kada jiems sunku apskritai kada kalbėjimas nėra labai gerai išvystytas. Beje, noriu pabrėžti, kad dažnai vaikai, kurie turi disleksijos sutrikimą, pradeda kalbėti vėliau. Tai va, dar šalia einantis sutrikimas gali būti diskalkulija. Tai yra sunkumas būtent matematikai, bet iš tikrųjų tikrai tai nėra taisyklė ir labai daug disleksiškų vaikų puikiai skaičiuoja. Nes skaičių nesuvokimas iš tikrųjų yra atskiras sutrikimas, diskalkulija, kada vaikai tiesiog negeba suvokti skaičiaus esmės ir skaičiaus visų principų, ne? Kaip ten, kas įvyksta, jeigu tu sudedi, kas įvyksta, jeigu atimi ir apskritai paties skaičiaus. Bet tokių tikrai nėra daug. Toliau, vizualinis stresas eina dažnai šalia, kitaip vadinamas Irleno sindromu. Būtent tada pasireiškia jisai, kada vaikas sako, kad man šokinėja raidės, man juda tekstas. Mes apie šitą aš jums parodysiu vaizdą, kaip tas viskas atrodo. Tai tarkim, Irleno sindromas būna dažnas variantas, irgi apie 40% disleksiją turinčių turi taip pat ir Irleno sindromą. Tai va, toliau eina dispraksija, tai yra judesių koordinacijos sunkumai, smulkioji motorika ir rašymas ranka. Tai šitoj vietoj labai dažnai apskritai žmonės, kurie turi disleksiją, tai va, turi šalia dispraksiją ir mes matom dar vadinamą, šalia būna parašyta, kad tai yra disgrafija, nes vaikas rašo labai netvarkingai, jo nekoordinuoti tie judesiai. Tas raštas, aš kaip sakau, chirurgų raštas, ar ne? Ir taip pat retais atvejais pasitaiko autizmo spektro sutrikimas, bet mes čia tada jau keliaujame tik tai į Aspergerio sindromo stalčiuką, ar ne? Nes autizmas taip pat yra labai labai didelis spektras. Tai va, tai iš tikrųjų tam, kad mes suprastume vaiką su disleksija, reikia dar išsiaiškinti, kas dar pas jį yra, kokių dar sutrikimų, nes kiekvieną kartą ta puokštė, kaip sakant, jinai būna labai specifiška ir ta pagalba, jinai turi būti nukreipta, žinant visus vaiko sunkumus.
Tai va, ir dabar aš norėčiau šiek tiek paaiškinti, kas yra tas Irleno sindromas, todėl kad šiaip labai dažnai viešojoj tokioje erdvėje, tai būtent tas Irleno sindromas taip pat yra lygu, palyginama, kad tai yra disleksija, bet tai yra iš tikrųjų atskiras sutrikimas. Ir čia aš įdėjus esu palyginimą, kas skaitosi disleksija, kurie momentai ar ne yra. Jeigu mes imame būtent tą foneminį suvokimą. Ir kas yra Irleno sindromas? Tai Irleno sindromas yra būtent vizualinio apdorojimo sutrikimas, kada tekstas šokinėja, kada jisai tarsi išsiplaukia, tarsi kontrastai kažkaip kitaip pasidaro, ne? Ir jisai šiek tiek sprendžiamas naudojant tuos spalvotus filtrus, kuriuos ir mes naudojam, iš tikrųjų tos vadinamos skaitimo liniuotės, jos tarsi ir padeda šiek tiek stabilizuoti tekstą, bet tai tikrai nėra panacėja ir tikrai užsidėjus tą filtrą, netampa jau viskas čiki-piki. Iš tikrųjų, tai aiškinama kontrasto, labai didelio kontrasto, reiškia juodos ir baltos tuo santykiu, kad būtent žmonėm, kurie turi Irleno sindromą, juoda ir balta iššaukia mirgėjimą. Todėl ir dedami tie filtrai, kurie šiek tiek nugesina. Ir kada yra įvairios jau programos, kuriuose taip pat yra pritaikoma, tarkim, disleksiškiem žmonėm tekstai, tai yra ir kompiuteryje, ir arba, pavyzdžiui, spausdintas tekstas kažkoks tai lengvai suprantama kalba ir naudojant universalų dizainą, tai taip pat nebenaudojama baltas fonas, juodos raidės. O dažniausiai naudojama fonas kažkoks tai švelnus, tarkim, kaip ir pas mane čia tas žalsvas fonas, jisai yra labai tinkamas būtent turintiems šį sutrikimą, šį sindromą, ne? Tai va, bet iš principo abu ir disleksija, ir Irleno sindromas sukelia tą patį skaitymo diskomfortą ir už tai tas vyksta painiojimas. Kita vertus, vėlgi dabartiniu požiūriu, disleksija įvardyjama bendraja prasme, tai mes tiesiog galim pasakyti, kad Irleno sindromas yra taip pat disleksijos dalis. Taip, o dabar aš su jumis pasidalinsiu vaizdu. Vat čia irgi, čia paaiškinama, kad taip mato disleksiški žmonės, ar ne? Tai iš tikrųjų, kadangi Irlenas kartu su disleksija, tai taip, čia ir nemeluojama, bet kita vertus tai nėra grinai disleksijos išraiška. Tai dabar pasižiūrėkit, kaip kartais nutinka, paskui aš dar paaiškinu. Taip, tai va čia buvo parodyta tiesiog daug skirtingų išraiškų, kaip būna. Tai iš tikrųjų vieniem būna vienaip, kitiem būna kitaip. Vieniem būna, kad tos raidelės tiesiog viena kita raidelė išnyksta arba pradeda painiotis. Kitiemsgi būna, kad apskritai ima ir pradeda išnykinėti visi žodžiai. Netgi yra toksai balto lapo vadinamas efektas, kuris nutinka būtent patiriant didelį stresą, kai vaikui reikia kažką labai atsakingai, tarkim, skaityti, jeigu jisai ten labai bijo, jisai gali neperskaityti nieko, nes jisai nieko tiesiog nebematys. O aišku, mokytojas gali į tai reaguoti, kad atseit vaikas maivosi ir čia išsidirbinėja. Taigi, tai kaip ir minėjau, disleksija yra spektras, ne? Ir nėra vienodų vaikų, kad visiems vienodai ta disleksija pasireiškia.
ir mes iš tikrųjų turim labai skirtingų atvejų. Vieni būna, kad puikiai skaito, bet nieko nesupranta, kiti skaito labai blogai, irgi nieko nesupranta, arba supranta, bet tas skaitimas užtrunka, tarkim, daugiau laiko negu įprastai skaitytų, ar ne? Tai va, ir tai iš tikrųjų yra tarsi kažkoks skirtingas mišinys, į kurį galime sudėti ir fonologiją, ir atmintį, ir greitį, bendrą darbo greitį, ir tą patį vizualinį apdorojimą. Ir tai mes turime puokštę visą, ar ne? Todėl šiems vaikams būtinai yra būtent individuali pagalba. Ir kiekvienam vaikui pritaikymas turi būti būtent pagal jo sunkumą ir pagal jo gebėjimą. Nes jeigu mes duosime vieną kažkokį tai receptą, tai greičiausiai jisai netiks niekam. Bet yra džiugi žinia, kad disleksiški žmonės nėra vien tik tai sunkumų, kaip sakant, vien tik sunkumus turi. Iš tikrųjų, neišsiplėsiu apie disleksiškas smegenis, labai trumpai pasakysiu, kad iš principo neurotipiniai vaikai ir neurotipiniai žmonės dažniausiai labiau įgalintas yra kairysis smegenų pusrutulis, kuris yra tas atsakingas ir už skaitimą, ir už rašymą, ir už planavimą, ir už visus šitos mokslinius akademinius dalykus. Tačiau mes turime dešinį smegenų pusrutulį, kuris yra atsakingas už kūrybingumą, už emocijas, už vizualinį bendrą tokį mąstymą, už erdvinį mąstymą, už strateginį mąstymą. Tai būtent šie žmonės ir turi šias dovanas. Iš tikrųjų, šiame pristatyme taip pat aš nerodau, kokių yra žymių žmonių, bet jūs turbūt labai gerai žinote, kad ir Jobsas, ir Einšteinas turėjo disleksiją, ir daugelis kitų tikrai labai kūrybingų ir tikrai labai turtingų žmonių, kurie tuos turtus susikrovė būtent per savo mąstymą, strateginį mąstymą, gebėjimą matyti globaliai, ir jie turėjo ir turi disleksiją, ar ne? Brensonas, prašau. Tai čia tiesiog tokia gera žinia, kad šie vaikai iš tikrųjų turi dovanų. Ir tos dovanos tikrai yra tokios, kurių mums mirtingiesiems nesupras. Vienas beje dalykas, kas man visą laiką labai patinka, tai yra jų intuicija, nes kartais jie tiesiog atsakymus ima ir pasako, nežinodami kodėl ir kaip. Ir tai būna teisinga. Ta sakau absoliučiai iš savo asmeninės patirties, nes turiu dukrą su disleksija, tai mane kartais taip nustebina, kad patikėkit, ir aš jau tiesiog jos, kai jinai kažką pasako, tai aš jau žinau, kad taip ir bus. Tai žinutė pedagogams, kad jeigu vaikas, spręsdamas kažkokį uždavinį, turėjo išspręsti uždavinį ir ėmė ir parašė teisingą atsakymą, tai žinokit, jisai ir sugalvojo tą teisingą atsakymą. Ir nereikalaukit, kad paaiškintų, kaip sprendė, nes jie dažnai to tiesiog negali patys suprasti. Bet tai yra jų gebėjimas. Taip, tai dabar toks trumpas labai, kaip mums atpažinti: skaitymas, rašymas ir elgesys. 3 dalykai. Ir tie dalykai labai aiškus, ne? Skaito, gali skiemenuodamas skaityti, painioti tarpusavį raidės, spėlioti žodžių pabaigas, stengtis išvengti skaitymo, jei tai yra įmanoma. Rašymas, iš karto mes pamatysime, kad tai yra netvarkingas raštas, nors būna ir tvarkingo rašto, gebančių tvarkingai parašyti, bet su daug klaidų, ne? Gali daryti daug foneminių ir gramatinių klaidų. Foneminės tai reiškia, kai neskiria ie, u, į, tos visos ilgosios trumposios, o gramatinės tai visos, kurios jau apie taisyklės eina, ar ne? Ir dažniausiai jie rašo labai lėtai, nes jie tiesiog turi atsiminti kiekvieną raidę ir ją lipdyti vieną prie kitos. Ir be abejo, pats elgesinis toksai bendras, tai yra, kad trumpalaikės atminties sunkumai, tas padidėjęs jautrumas, emocionalumas ir kartais išvis apsunkintas orientavimasis aplinkoje, kada ten reikia nueiti iš vienos klasės į kitą kažkuriuo tai laiku, tai čia taip pat yra disleksiškų vaikų sunkumas ir jį mes turime atpažinti. Taip, ir dabar tokie pagrindiniai principai pedagogams. Dėmesio. Labai labai svarbu. Kairiai pusėje matot žalią, kaip elgtis, dešiniai kaip draudžiama elgtis, ar ne?
Tai aš visą laiką pradedu nuo to teigiamo, ne ką mes turime daryti, kad padėti tokiem vaikam. Tai pirmas dalykas - leisti naudotis atraminę medžiagą. Iš tikrųjų ir visose išvadose būna visada parašyta, kad jiems yra leidžiama, bet mokytojai labai dažnai vis tiek neleidžia. Tai žinokite, jūs darote didelę klaidą, jūs nusižengėte. Iš tikrųjų, jeigu jūs neleidžiate, pavyzdžiui, naudotis daugybos lentele, neleidžiat naudotis kažkokiu tenai, tarkim, žodinėlių, jeigu kitos kalbos. Kaip turi jis išmokti? Turi, bet jo atmintis yra ribota, todėl jam yra sudėtinga. Neleidžiat naudotis formulių kažkokiais tai paruoštukais, nes jis tiesiog neatsimins. Bet jeigu jisai turės viską, jisai žinos, kur ieškoti ir jisai tada puikiai spręs. Taip pat skirti daugiau laiko užduočių atlikimui. Kaip jau išsiaiškinom, kadangi šie vaikai dirba lėčiau, kadangi reikia rašyti ten visą kitą, tai reikia ir to laiko jiems skirti daugiau, ne? Pritaikyti užduočių apimtį. Tai reiškia, jeigu mes negalim ištempti to laiko ilgiau, nes pamoka yra 45 minutės, reiškia, mes apimtį turim pamažinti, kad jisai spėtų atlikti tiek, kiek jisai spės atlikti, o ne 100 kartą jaustis, koks aš nevykėlis, nes vėl nieko nespėjau, ne? Dar vienas dalykas tai yra derinti kalbinius ir vizualinius metodus. Tai reiškia, kad ne tik mes turim perskaityti, bet jam labai gerai, jeigu kažkas tai įgarsina tą visą tekstą, ar ne? Jam labai gerai, jeigu įgarsinant tekstą jis dar ir vizualiai mato kažkokią iliustraciją, ar kažkokį filmuką, ar kažkokį tai vaizdą, kuris iš karto jam gali tą dalyką, kurį mes aiškinam, jisai tada jie įsimins. Nes jeigu mes tik tai skaityti liepsim, tai tada nieko jisai neatsimins, ne? Ir aišku, suteikti emocinį saugumą, ką tai reiškia. O tai reiškia, pirmas dalykas, kad vaikas mokytojo nebijotų. Kad vaikas nebijotų mokytojo klausti. Nes čia yra labai didelė problema. Labai dažnai mokytojai išdėsto pamoką ir pasako, dabar jau ten darykit. Ir tada, aišku, tas, kuris turi disleksiją, iš pat pradžių jisai dar nebijo klausti, jisai paklausė, o tai kaip ten ką daryti? Ir žinot, ką mokytojas padaro? Sako, taigi aš ką tik aiškinau, tu ką negirdėjai nieko. Viskas. Ir čia yra pati didžiausia klaida, pats baisiausias dalykas, nes šitas vaikas daugiau nebeklaus. O jisai klausė dėl to, ką mes jau aptarėm, nes jisai turi šitą darbinės atminties talpyklą, šiek tiek kitaip surėdyta negu kitų vaikų. Kiek klausia toks vaikas, tiek mes turime atsakyti. Kantrybės ir geranoriškumo reikia iš pedagogų labai, labai, labai. Taigi, dabar ko negalima daryti griežtai? Tai yra nekviesti skaityti arba atsiskaitinėti garsiai prieš visą klasę, nes tai yra milžiniškas stresas ir šitiem vaikam tai yra tiesiog nepakeliama ir netgi jeigu jie išmoko, jie greičiausiai tą, ką išmoko, nieko jums neparodys, nes jiems bus užkilęs stresas ir bus blogai. Nekritikuoti rašysenos ir nekritikuoti ten tų foneminių klaidų, kurios ar šiaip ar taip yra daromos ir bus daromos. Nesvarbu, kiek jisai dirbs ten su logopedu, nes tai yra įgimtas neurologinis sutrikimas, kuris yra kažkiek tai išmokstama, bet tai yra labai, labai ilgas darbas, labai lėtas darbas. Tai va, ir iš vis mokytojai labai prašau venkite tokio pasakymo pasistenk. Jie ir taip labai, labai daug stengiasi. Jie stengiasi tiek, kiek niekas kitas tiek nesistengia. Ir mes tiesiog dažnai nepamatom tų jų pastangų. Bet šitą išbraukti iš savo žodyno. Negalima tokių vaikų lyginti su jų klasiokais. Va, žiūrėk, tavo klasiokas tai tą padarė, o tu tai ne. Taip, nes klasiokas neturi disleksijos, o aš turiu. Ir aišku, nekritikuoti ir nepeikti. Visada galima absoliučiai bet kokį ar atliktą darbą, ar bet kokias pastangas, viską galima pozityviai pasakyti, tuo pačiu paaiškinant ir kokios ten buvo klaidos. Bet dažnai būna taip, kad kritikuojama net prieš klasę. Tai čia yra griežtai draudžiama. Taip, keliaujant toliau, čia nebedaug liko. Taip, efektyvūs mokymo metodai čia tokie bendri. Iš tikrųjų sakau, jeigu jums reikia, jau norisi labai konkrečiai, tai yra mokymai pedagogams, ten yra smulkiai. Pirmas, struktūruoti užduotis. Reiškia, turi būti aiškiai išdėstytos veiklos, bet tos veiklos turi būti išdėstytos pažingsniui.
o ne taip, kad visas lapas ir ten prirašyta, privaryta visko ir vaikas pasimeta. Kiekviena veikla, kuri turi būti atlikta, jinai turi būti nurodoma atskirų punktų, ar ne? Puikus būdas, puikiai priemonė yra minčių žemėlapiai, todėl kad tai yra puikiai vizualizacija. Ja galima naudoti absoliučiai visose pamokose, visose disciplinose. Spalvinis žymėjimas tikrai labai padeda šiems vaikams, naudojant spalvinius lapukus, naudojant tokius ten markerius dėl pagrindinių minčių, dėl kažkokios tai, nežinau, klasifikacijos ar dar kažko. Naudokite tai, pasiūlykite, pabandykite atrasti tokius būdus su spalvomis, nes tai vėlgi stimuliuoja dešinį smegenų pusrutulį. Mokslu įrodytas multisensoriniai metodai, tai yra regėjimas, klausa ir lytėjimas. Ką pamačiau, ką išgirdau ir dar labai gerai, jeigu pavyko pačiupinėti arba nuveikti, ne? Tai aišku, tai nėra lengva, nes mes labai dažnai norim paduoti vadovėlį, kad vaikas perskaitytų ir viskas būtų puiku, bet dėja šitoje vietoje šiems vaikams tai nepaeina. Tačiau jiems puikiai sekasi projektinės veiklos. Tai vat, į projektinės veiklas pasiūlykite daugiau, atkreipkite dėmesį į projektinės veiklas, kur jie galėtų atsiskaitinėti už kažkokius tai ten savo, ką jūs einate, ką mokotės. Ir tiesiog per projektą, kada vaikas pats galbūt ieškos informacijos, pats ją pateiks, tokiu būdu jisai ir įsimins. Dar vienas dalykas - aiškios ir trumpos instrukcijos. Tai nurodymai pagal eiliškumą, kad būtų, kad nebūtų visa košė iš karto paaiškinama. Labai rekomenduojama, šiaip tai nerekomenduojama, iš tikrųjų privaloma yra šiems vaikams tekstus pateikti lengvai suprantama kalba. Tai yra atskiras iš viso, kaip sakyti, atskira paskaita apie tai. Galit patys pasižiūrėti, kas yra lengvai suprantama kalba. Tai yra principai, kuriais remiantis reikia ruošti tekstus. Ir tie tekstai turi būti daug paprastesni. Taip pat labai nuostabus dalykas ir dabar jau po truputėlį jis į mokyklas jau po trupučiuką įeina, tai yra tekstas garsas. Tai yra audio formatas, visų pirma, aišku, galėjimas klausyti knygas, tai aišku ir grožinė literatūra, be abejo vaikams, kadangi reikia skaityti knygas, tai šie vaikai gali klausyti. Ir EPUB formatas. EPUB formatas iš vis yra naujiena, bet tai yra ateities formatas, nes jame mes galime ir matyti tekstą, ir jį keisti pagal tai, kaip mums geriausiai jisai matosi, ir tuo pačiu jį girdėti. Ir labai yra svarbus momentas vaiko vertinimas, tai jis turi būti vertinamas ne pagal visos klasės koncentrą, o pagal jo paties progresą. Ir čia irgi labai svarbus momentas. Taip, ir ką gali padaryti pati mokykla, ar ne? Kad tas įtraukumas būtų, kuo efektyvesnis. Tai aišku, bendrauti, dirbti kartu su specialistais. Specialistai ne tik savo kabinete, bet konsultuoja mokytojus. Taikyti savo visose skaidrėse, visose pamokų, ką mes ruošiam pamokas, universalų dizainą. tą reikia atskirai irgi, kaip sakyti, jeigu nepraėjot šito, tai reikia praeiti. Tikrai yra, manau, kad ir mokymo apie universalų dizainą, galbūt jau yra ir tiesiog kažkokių tai, nežinau, laisva prieiga kažką rasti galima, bet universalus dizainas šiais laikais yra privaloma. Mokykla privalo pasirūpinti, kad priemonės būtų prieinamos, tai yra ir turėjimas ausinių, kai reikia, kad įjungti garsą, ar ne, planšečių ir taip toliau. Pats mokinių vertinimas privalo būti tokį, kokį jau minėjau, ir dar labai svarbus momentas yra bendradarbiavimas su tėvais. Labai dažnai tėvai ir mokytojai yra dvi skirtingos pozicijos ir vieni ant kitų pyksta ir vieni kitus skundžia. Tai šitoj vietoje tėvai, aišku, yra labai dažnai tarsi ir įbauginti ir jiem yra labai skaudu, kai mokytojai pastoviai tik tai pastabas rašo, todėl tas dialogas yra labai svarbus, bet mes kaip mokytojai, nes aš irgi esu kaip mokytoja mokykloje, logopedė, tai pirmiausiai su tėvais juos, kaip sakau, apglostau, apipasakoju švelniai, o paskui jau sudėlioju, kaip reikia daryti.
Taip, sekantis momentas, dabar taip, aš ten paminėjau EPUB knygas. Tai dabar čia toks trumpas anonsas. Mes, disleksijos centras, neužilgo, tas neužilgo, tai sausio mėnesį, pristatysime, kaip parengti tekstą ir kaip jį naudoti ir mokykloje, būtent EPUB formatu, nes EPUB šiuo metu yra tik tai tiek, kiek įtraukioji leidyba išleidžia, tai yra knygos, jų yra labai dar nedaug. Tai aišku, irgi yra nuostabu, ką jie daro, bet mes atradom, kaip aš sakau, raktą, kaip galime patys pateikti medžiagą, įkelti į tam tikrą programą ir pateikti vaikams. Tai čia anonsas, iš tikrųjų labai, labai lauksiu visų, kam tai aktualu, nes čia yra ateities absoliučiai sprendimas. Ten, kur minėjau dėl Irleno sindromo tas juostas, tai pagalvojau, gal dėsiu, kad jūs irgi pasižiūrėtumėt, pamatytumėt. Disleksijos centro elektroniniai parduotuviai tokių juostų yra, galite rekomenduoti savo mokiniams, nes tai iš tikrųjų yra sprendimas, jisai nėra toks jau absoliučiai sprendžiantis, bet pagalba visgi yra. Ir taip pat dalinuosi mūsų puslapio adresu, taip pat dalinuosi QR kodu, kuris jūs nukreips tiesiai į disleksijos centro Contribui. Ir jeigu jūs užeisite į disleksijos centro Contribui, jūs atrasite krūvą mokymų, kurie jau yra įvykę. Ir ten tikrai yra ir mokymai pedagogams, ir mokymai tėvams, ir apie disleksiją gerokai daugiau. Galiu čia tiesiog trumpai tik parodau. Va čia mokymai, čia dabar tai viskas pas mane atidaryta, šiaip tai reikia tenai mėnesinį mokestiuką susimokėti ir galima bus peržiūrėti viską, kaip mokymai būna kaina didesnė, tai šičia už tą vieną nedidelę kainą galima ir pasinaudoti. Tai va, tai iš mano pusės būtų tiek, labai dėkoju, kad jūs išklausėte, labai dėkoju už tą dėmesį ir tikrai lauksiu jūsų klausimų, mielai juos atsakysiu ir jau nustoju dalintis ir taip turbūt užtempiau laiką per ilgai. Labai ačiū Jurgitai. Ir turim dalyvių keletą klausimų. Štai Neringa klausia, gal pabandykim iš karto atsakyti klausimus ir tuomet duosim žodį Pauliui. Taigi Neringa klausia, ar įmanoma disleksiją įžvelgti darželyje ir priešmokyklinėje grupėje? Jo, čia iš tikrųjų klausimas, kurį aš labai norėčiau, kad būtų galimybės tą daryti ir kad specialistai jau galėtų įžvelginėti, nes iš principo įmanoma. Tai yra keletas dalykų, ką reikia pastebėti. Pirmas dalykas, vaikas negeba jungti raidžių, raidės pažįsta, tačiau jų nejungia, nes jam kažkodėl nesigauna. Tai vienas. Antras dalykas, vėlgi, jeigu yra kažkokie skaitymo veiklelės, iš karto stengiasi juose nedalyvauti, nes šiaip vaikai yra labai smalsūs žmonės ir jeigu jiems sekasi, jie dalyvauja visur, kur tik jiems sekasi. Tai jeigu matot, kad jau vinguriuoja į kitą pusę žaisti, yra galimas toks dalykas. Be abejo, kalbos sklandumas, nes dažnai visgi vaikai, kurie galimai yra disleksija, jie ir kalba ne taip jau sklandžiai ir ne taip jau daug žodžių turi. Tai tiesiog į tuos dalykus, dar ką ir minėjau, smulkioji motorika, tas tikrai matosi ir vaikystėje, ir labai mažam amžiui. Greitasis vardymas, būtent su šiuo greitojo vardymo įrankiu galima nusistatyti, kad matomai galimai gali būti, bet tai yra tik tai toksai, kaip sakyti, iš tikrųjų Lietuvoje tas nepraktikuojama dėja, nors būtų labai puiku, jeigu tai būtų. Bet patiems pasižiūrėti, ką išvardėjau, jau galima atkreipti dėmesį į tai. Taip, dar turime klausimų. Štai Gabrielė klausia, koks spausdintinis šriftas lietuvių kalba yra priimtiniausias disleksiją turintiems mokiniams? Tai iš tikrųjų daugelis šriftų yra, ir Tahoma, ir Arialas,
Jėzau, dar ten apie šriftus, beje, irgi mokymuose mano kituose yra, galiu pasakyti, koks labiausiai nepriimtinas, tai Time New Roman. Va šito, pamirškit šitą šriftą, Timesą, nors jo šiaip va dokumentai visi rašomi ir daugelis knygų būtent jo parašyta, tai šitas ne, o visi va tokie, kaip ir va čia, ne, matote, ant pasidalinimo, nežinau, koks čia šriftas naudotas, bet būtent, kuris yra paprastas be išraitymų, tai va šitie paprasti be išraitymų šriftai, jie yra tinkamesni gerokai. Yra dar toksai Open Dyslexic testas, ne, o visi va tokie, kaip ir va čia, ne, matote. Kas čia girdisi mano balsas ant viršaus? Ar viskas gerai? Nes čia kažkoks nesklandumas. Taip, viskas tvarkoje. Jo. Tai naudokime šriftus, kurie neturi jokių išraitymų. Apie Open Dyslexic toks yra šriftas, jį galima parsisiųsti nemokamai, tiesiog įsivedat Open Dyslexic font ir ten prašo paaukoti, bet galima nieko neaukoti ir parsisiųsti. Šis šriftas kartais tinka, kitiems nelabai, bet pasibandyti galima. Dar Comic Sansas, beje, visai patinka vaikams, lengvai jisai toksai skaitomas. Martynas dar klausia, ar reikėtų naudoti terminą disleksiški ar disleksikai? Ne, disleksikai tai nenaudokim, nes čia jau atseit mes negalime, kaip etiketės klijuoti, tai mes galim pasakyti koks, bet negalim pasakyti kas. Tai nenaudokim disleksikai. Taip, ir Rita ir Vilma panašius klausimus užduoda, tai aš juos abu iškart skaitau. Kaip PPT išvadose įvardyjama, kai vaikas turi digrafiją, tai yra vienas klausimas, ir Vilma klausia, kas turėtų būti parašyta PPT išvadose, kad suprastume, jog vaikas turi disleksijos sutrikimą. Tai jau čia šiek tiek buvote atsakius, bet gal galėtumėte priminti ir praplėsti. Šitą minėjau pristatymę savo, tai mes turime tokį tekstą, specifiniai mokymosi sutrikimai, ir tada skliausteliuose būna skaitimo, rašymo sutrikimas. Jeigu yra tik disgrafija, ne, kaip sakėt, disgrafija, tada būna tik rašymo sutrikimas. Ta prasme, jeigu tik skaitimo, tada jau būtų, kaip ir vien tik disleksija, bet labai dažnai jie eina kartu, ir disleksija, ir disgrafija. Tai mes, kaip sakant, tiesiog yra viskas sulietuvinta ir tai yra skaitimo, rašymo sutrikimas. Taip, dar turime klausimų, štai Sigita dar klausia, kokiais žodžiais reikėtų pakeisti žodį pasistenk? Pirmiausiai visada reikia pasakyti, pasidžiaugti, ką jis jau padarė, nesvarbu, kad tai buvo tik tai labai mažas žingsnelis, bet vis tiek pagirti, kaip tu, matau, kad tu susikaupiai, gal pabandykim dar kartą. Na, aš manau, šičia tikrai neieškosiu aš dabar sinonimų žodžiui pasistenk, tačiau noriu pasakyti, kad pasistenk reiškia, kad tu nepakankamai prie to padirbai. Tu dirbai, o dažniausiai šie vaikai pakankamai sėdi ir dar gerokai per daug, tik jiem nesigauna. Tai galbūt mes galim pabandyti kitokį būdą, kitokį kažkaip kitaip pasimokyti tą ar kitą, ten nežinau, momentą, ar ne? Bet tas pasistenk, juos tiesiog kaip peilis į širdį, nes jie stengiasi. Ir kas iš to? Taip, čia dar vienas labai rimtas klausimas. Daugiau vaikų su įvairiais, Kristina klausė, daugiau vaikų su įvairaus pobūdžio sutrikimais ir su PPT išvadomis. Kaip tokiems vaikams pritaikomi egzaminai? Žinokit, čia labai liūdnoji dalis Lietuvos iš tikrųjų ir tie pritaikymai tai kol kas yra tik tai laiko pailginimas ir tekstas garsas. Deja, man dėl to irgi labai liūdna, aš labai tikiuosi, kad galbūt per kelis metus dabar įsikūrė disleksijos asociacija, kad apie tai bus kalbama ir kad bus iš tikrųjų pritaikoma. Ne tiek gal čia disleksiškiam vaikam tai yra aktualu, bet iš tikrųjų yra ir rimtesnių sutrikimų, kuriuos turintys vaikai taip pat laiko egzaminus. Deja, Lietuvoje mes dar turim labai didelę bėdą šito klausimu. Tiesiog, kada yra tekstas garsas, tai vėlgi disleksiškiem žmonėm
kada jie gauna tekstą garsu, jie tą viską puikiai suvokia ir gali tikrai puikiai atsakyti ir puikiai atlikti tas užduotis ir išlaikyti egzaminą. Taip, turim dar du paskutinius klausimus ir aš gal pabandysiu į vieną pats atsakyti. Rita klausė, ar Contribui gali išpirkti mokykla, mokytojų kolektyvai bendrai. Tai aš siūlyčiau tiesiog ponia Jurgitai parašyti elektroniniu paštu ir tikrai rasite kažkokį sprendimą. Jinai jums atsakys, o Sigita dar klausia, kaip galima paprastą tekstą paversti EPUB formatu, naudojant kompiuterį. Tai gal aš irgi greit atsakysiu. Jurgita su savo komanda daro didelį darbą ir ruošia įrankių komplektą, ruošia visą sistemą, kaip tai turėtų būti padaryta. Ir greitų laikų jūs galėsite sulaukti iš Jurgitos informacijos ir patys, ko gero, tą EPUB formatą pasidaryti ir naudoti. Aš labai trumpai, aš jau irgi pristatymę minėjau, kad mes sausio mėnesį darysim tuos mokymus. Apie mokymus bus informacija ir disleksija centro puslapyje, ir aišku, Facebook'e dalinsimės, ir tikrai ir Tomas žinos, tai irgi gal pasidalins tą informaciją per kitus kanalus. Tikrai matysit, kada jau bus parengti tie mokymai. Tai tikrai yra rimtas darbas, didelis darbas ir tikrai galėsite tuo naudotis. Nes mes dabar tiesiog pasidarėm, testuojame, žiūrim, kaip mūsų mokyklai mokytojams sekasi. Tai va, bus. Sausio mėnesį laukite. Gerai, labai jums ačiū, Jurgita, ir dabar kviesiu pasisakyti ir papasakoti mums, kokiusgi įrankius būtų galima naudoti darbui su disleksiją turinčiais vaikais, mokytojam. Paulių Valiulį kviečiu. D-Link Cloud Google for Education partneris. Prašau, Paulių. Labas vakaras visiems, dovanokit už balsą. Šiek tiek sirguliuoju, bet pasiruošęs pristatyti, ką pasiruošiau. Kaip gražiai Jurgita pasakojo, pats prisiminiau save, kad antroje ir trečioje klasėje teko lankytis pas logopedę ir vat galvoju, kas tada, kaip tada tuos klausimus spręsdavo, bet prisiminimai nukeliavo tuo, kad palankius logopedę keletą mėnesių pas ją pradėjau pianinu groti, tai nežinau, sakė, jau viskas išmokai ir pianino ir nebemokino, bet tokia įdomi istorija, kurią prisiminiau. Mes su Google darbuojas jau 6 ar 7 metus, esam su NŠA atlikę keletą įdomių projektų Prienuose ir Ignalinoje. Buvo integralus mokymas, specialios klasės, buvo kompiuterius pritaikėm darbuotis, sakykime, jiem mokintis, rodėm įvairias tokias integruotas sistemas, kaip galima geriau suvokti ten tekstą patogiau. Ką Jurgita šiandien šnekėjo, yra tokie integruoti pas Google sprendimai, jos galima arba atsisiųsti, arba jie pas Google kompiuterį būna jau įdiegti. Tai čia ekrane matot vienas iš tokių tekstas į kalbą, tu pažymi tekstą, tau jį pasako tavo norima kalba, tai šiuo atveju lietuvių. Arba galima balsu rašyti, tai reiškia, tu kalbi ir tau rašo. Dėl spalvų paskirstimo irgi yra. Bet čia apie kiekvieną iš jų galima apie valandą kalbėti, pusvalandį demonstruoti. Aš šiandien jums parašiau kitą įrankį, kuris vadinasi Notebook LM. Ir aš galvojau prieš pristatydamas, kaip čia išversti lietuvių kalbą. Ir lietuviškai tai būtų užrašų knygelės kalbos modelis. Iš tikrųjų, tai yra kalbos modelis, kuris padeda mokytojui. Trumpai pristatau jį ir parodysiu tada demonstraciją, kaip jo naudotis. Tai čia yra, jeigu naudojatės dirbtinio intelekto kokiu nors įrankiu,
ChatGPT arba Copilot arba Gemini iš Google, tai turbūt žinote patį principą, dažnai reikia paduoti informaciją kokią nors, užduoti klausimą ir tada tu gauni atsakymą. Tai būtent šitas įrankis yra išskirtinis tuo, kad jis yra skirtas, uh, skirtas gali būti mokytojui, pritaikomas labai mokytojo darbiniuose procesuose. Skirtas yra nagrinėti konkretų tikslo šaltinį arba šaltinius ir remiantis tai šaltiniais jums paduodama informacija. Tai yra labai organizuotas toks įrankis ir manau kiekvienoje pamokoje jį galima panaudoti. Yra integruota lietuvių kalba, kas čia yra šiuo metu susitikime iš regionų gal arba jūsų klasėje yra nebūt kitom kalbom, galbūt mokinate, tai ir lenkų kalba yra, anglų tai puikiai veikia, bet džiaugiamės, kad lietuvių kalba veikia. Gerai. Principas yra labai paprastas. Netrukus, kaip sakiau, pademonstruosiu, bet atsidarote tinklapį ir į jį reikia įdėti šaltinį. Šaltinis yra arba PDF dokumentas, bet koks PDF dokumentas su jūsų informacija. Knyga gali būti, pavyzdžiui, apie smegenų chirurgiją 5000 puslapių, tarkim. Gali būti YouTube nuoroda, tai yra video formatas, arba gali būti tiesiog tekstas įkopijuotas. Tai pademonstruosiu, kaip tai veikia. Taip, kadangi nematau pat savo ekrano ir nežinau, ar rodau. Turbūt, kad rodau. Tai Pauliu viskas tvarkoje. Gerai, aha, per YouTube žiūriu, tvarkoj. Tai dabar Notebook LM padarom taip. Adresų lauke viršuje parašyti reikia Notebook LM. Notebook lm.google. Ir mes šitą nuorodą atsiūsime, turbūt organizatoriai atsiūs jums, visi turėsite. Atsidarote langą, versija yra nemokama. Tam tikra versija šito daikto yra mokama, bet tai galbūt yra labiau tinkama žmonėms dirbantiems su, nežinau, mokslinėme lygyje, magistrantai, doktorantai, kur reikia tokių labiau gilesnių įžvalgų, bet mokytojams pilnai užtenka. Atsidarom tinklapį. Matot viskas lietuviškai, ką spaudžiam juodą mygtuką, išbandykite Notebook LM. Ir čia atsidaro langas. Šitame lange matosi mano visi išbandyti jau modeliai, testai, testavimai. Tai čia tiesiog kaip folderis, jų aplankas jums atsidaro taip, arba Google diske, matote viską. Tai aš pabandau spausti toliau, spaudžiu sukurt naują. Vėl juodas mygtukas. Prieš tai dar norėjau parodyti, yra tam tikri nustatymai viršui krumpliaratis ir nustatymai. Tai čia jūs galite pasirinkti tokį dalyką kaip, pavyzdžiui, ar norite šviesaus ar juodo to ekrano, kas galbūt netiek daug duoda esmės, bet pasirinkimas yra, bet pasirinkimas įdomesnis yra išvesties kalba. Tai yra, mes turime lietuvių kalbą, jeigu jums norisi latvių arba lotynų arba svahili kalbos, puikiai ją galite pasirinkti, bet mes šiandien bandysime su lietuvių kalba. Spaudžiu sukurti naują ir vos tik paspaudus sukurti naują, sako, įkelk man šaltinį, šaltinių įkelimas. Taip, tai čia yra įvairūs šaltiniai. Galima tiesiai, jeigu pas jūs Windows yra kompiuteris, tai galite tiesiai iš, sakykime, iš ekrano įkelt. Aš čia pavyzdį parodysiu, pradžiai įkeliu Antanas Baranauskas, Anykščių šilelis. Taip, visiems iki skausmo žinomas kūrinys ir mūsų kultūros paveldas, bet noriu parodyti, kam yra, pirmiausia, kokios galimybės. Tai
kaip įkeliame dokumentą, trumpai man čia virš parašo, apie ką čia yra, ir aš apačioje galiu jau užduoti klausimus. Tai aš patestuojam, koks dabar yra oras Vilniuje. Ir pažiūrima, jisai atsakys man į šį klausimą. Taip, pateiktose šaltiniuose, kurie yra ištraukos iš Antano Baranausko poemos Antinykščių šilelis, nėra jokios informacijos apie dabartinį orą Vilniuje. Tai čia tik pasako, kad jisai dirba su šaltiniu ir jeigu užduosi klausimą ne iš tos, vadinkim, operos, jisai sakys, ne taip užduodi klausimą. Gerai, užduosi kitaip, kaip baigėsi ši istorija, atsakyk iki 10 žodžių. Na ir turėtume gauti atsakymą, kad miškas iškirstas, liko pliki, kelmuoti kalnai ir nulaužta giesmė. Tai čia tokį mums pasakė atsakymas. Bet mintis yra ta, kad klausimus jisai galės atsakymus duoti tik tokius, kurie yra iš šaltinio. Dabar šiek tiek įdomesni dalykai. Dešinėje pusėje, aš šiek tiek padidinu ekraną savo, tikiuosi matosi. Dešinėje pusėje mes turime 6 spalvotus mygtukus. Audio apžvalga, vaizdo įrašo apžvalga, minčių žemėlapis, beje, ką Jurgita kalbėjo, ataskaitos, mokomosios kortelės ir testas. Kiekviena iš jų yra konfigūruojama, pavyzdžiui, paspaudus ant pieštuko. Audio apžvalga, spaudžiu pieštuką ir čia galiu pasirinkti kokio atsakymo aš norėčiau. Tai esmė turbūt tame, kad reikia pasirinkti visą laiką lietuvių kalbą, lietuviškai norim, ir audio formatas. Ką čia reiškia? Anykščių šilelį man trumpai apsakys, reiškia, papasakos, arba tai gali būti gilios įžvalgos pasakojimas, trumpas pasakojimas, kritikuojantis pasakojimas su kažkokiais tai konstruktyvia kritika, arba tai gali būti kaip debatai. Podcastas, ne? 2 žmonės šnekasi apie tą temą. Tai čia audio formatas, vaizdo įrašo apžvalga ir galima padaryti tam tikrus nustatymus, galima trumpą padaryti vaizdą, ilgesnį. Beje, aš netrukus pademonstruosiu to, kaip tai veikia, tik dabar nustatymus jums rodau visus. Ir čia pasirinkite vaizdo stilių, kokio video norite. Tai jie visi tokie yra pieštiniai, bet šiek tiek skiriasi stilius. Ir čia dar visą laiką pačioje galima parašyti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, į kokius elementus įtraukti. Tada yra minčių žemėlapis, tai yra pieštuko nėra, čia reguliuoti nieko negalim. Mokomosios kortelės yra, kiek tų kortelių reikia, daugiau, mažiau. Čia kortelės, tai reiškia, vienoje pusėje yra klausimas, kitoje pusėje yra atsakymas. Tai mokinuosi chemijos kokį nors skyrių, įdedu čia į Notebook LM, pasakau, duok man korteles ir tenai, reiškia, mokinuosi klausimas, kitoje pusėje atsakymas. Taip galima mokintis. Ir yra testo formatas. Galima testą paruošti iš kažkokio šaltinio. Gerai, dėmesio demonstracijai. Pirmą dalyką, ką aš paėmiau, tai aš paėmiau šiandienos mano kolegės pranešėjos Jurgitos Pocienės video, kuris padarytas yra prieš 1 metus. Jisai kalba apie antrąją užsienio kalbą vaikams su disleksija. 4 minučių video. Ir aš ką padariau, aš tą video įdėjau į Notebook LM. Ir aš sukūriau 2 dalykus. Vieną dalyką tai sukūriau trumpą video aprašymą, video ant video, o kitą sukūriau daiktą, sukūriau minčių žemėlapį. Tai dabar turėtumėt Tėvams, kurių vaikai turi disleksiją, dažnai kyla klausimas dėl antrosios užsienio kalbos. Tai vienas dažniausių klausimų kiekvieno rugsėjo pradžioje. Pažiūrėkim, koks yra atsakymas. Atsakymas trumpas ir aiškus. Taip. Ir svarbiausia, kad tai paremta oficialiu dokumentu. Ši teisė nurodyta bendruosiuose ugdymo planuose. Tai esminis dokumentas visoms mokykloms. O įsiminti reikia štai šį skaičių 120 įrašymo sutrikimus.
Gerai, tai kaip Tai va viskas toksai sutvarkyti inovatyvus formaliai? būdas kitaip paaiškinti, nes mūsų įprastinis video buvo va, tai štai šis, kur Jurgita tiesiog šneka 4 minutės 10 sekundžių, o čia yra 1,5 minutės sutraukta informacija labai konkrečiai. Ir antrą dalyką, ką aš parašiau iš šito vat būtent YouTube filmuko, kur Jurgita kalba apie disleksiją, yra minčių žemėlapis. Štai čia yra minčių žemėlapis, apie ką aš nekėjau, kad lengva paaiškinti. Tai bet kokio mes šaltinį galim įdėti, bet kas tas minčių žemėlapis? Galimybė atsisakyti taip ne, aprašyta taip. Turime tada papildomą esminę informaciją ir principe, apie ką buvo kalbėta, viskas išdėliota tokiais blokais, kad labiau suprasti temą. Tai vad galite naudoti irgi šitą minčių žemėlapį savo šaltiniui ir pabandyti pasižiūrėti, kaip jisai, ar geras, ar blogas. O čia net ir man prašo prabalsuoti. Geras, blogas turinys. Kitas momentas, visą laiką tą tikslą galite paprašyti, pakeisti. Tai aprašykite, kokius pakeitimus norėtumėt matyti. Ir tai bus atsižvelgta. Ir gausite geresnį rezultatą. Tai čia vienas demonstracija, vienas eksperimentas. Antras eksperimentas reiškia, aš nuėjau į disleksijacentras.lt tinklapį. Tiesiog pasižiūrėjau, kas čia gero yra. Taip, ką jie čia turi, kokį turinį. Ir įdėjau šį tinklapį www.disleksijacentras.lt kaip šaltinį. Ir padariau dar kelis, kaip sakant, nagrinėjimo išvestis tokias. Tai pirmą padariau testą. Jeigu čia paspaudžiu tas rodiklytės dešiniai, tai man padidėja. Tai man testas tiesiog apie kaip šaltinį. Labai lengvai pasiruošia. Kas yra disleksija centro įkūrėja? Hansas Kristianas Andersonas, Adomas Mickevičius, Jurgita Pacienė ar Lina. Tai yra, pavyzdžiui, paspaudžiu ir neteisingas ir teisingas jisai man parodo. Aš jeigu spausiu paaiškinti, mane gražins atgal į langą ir čia jau veikia kaip koks ChatGPT, sako, kodėl ir kaip ir man paaiškina išsamei. Suprantat? Spaudžiu kitą, ankstesnis, taip, tada spaudžiu kitas. Čia jau kitas klausimas. Tai su bet kokiu jūsų šaltiniu, netgi ir tinklapį įdėjus, ar YouTube nuorodą, ar PDF dokumentą, galite paruošti testo variantus. Čia ir dabar naujai temai iš karto. Yra toliau. Mokomosios kortelės. Pamenat, apie aš šnekėjau. Galima jas paruošti, tai aš iš karto pasirašiau. Čia, kaip sakiau, vienoj pusėje klausimas. Paspaudžiu čia žemiau, yra atsakymas. Ir taip keliauju per korteles. Tai tų kortelių yra čia 44, galima jų sumažinti skaičių. Yra mygtukas atsisiųsti, galite parsisiųsti informaciją. Čia yra CSV formatu. Dešiniai pusėje, kur yra pagaminta, kur, sakiau, čia disleksijos kortelės, testas, spaudžiate 3 mygtukus, 3 taškelius, tai galite juos bendrinti. Jeigu jūsų mokykla naudoja Google ekosistemą, tai galite tarp savo bendradarbių pasidalinti. Taip, tai čia viską praėjau. Dar vienas liko eksperimentas, kurį noriu jums parodyti. Paskutinis. Tai trečias šaltinis būtų knyga. Šita knyga yra iš tinklapio disleksijacentras.lt. Jeigu nueinat ją pačią, parašyta naujas leidinys vaikams lengvai suprantama kalba. Užėjau aš tenai į tą tinklapį, čia yra nuoroda parsisiųsti, ir parsisiunčiau. PDF dokumentas, knyga 256 puslapiai. Ir čia šiek tiek kitaip rašo tą knygą, jinai kitaip parodyta, kas tai yra pasaka. Ne? Ir kitaip formatuota knyga, taip jau matosi. Tai aš dabar tą knygą įdėjau į savo
bandymą notebook.lm.google ir padariau 4 formatus. Tai vienas garsinis, reiškia, paklausykime dabar debatai. Debatų formatas. 250 puslapių debatai. Jos visos kyla iš to. Sveiki atvykę į diskusiją. Šiandien, remdamėsi visiems, manau, gerai žinomomis istorijomis, gvildiname iš pažiūros labai paprastą klausimą. Kas yra pasaka? Nors atrodytų visi žinome atsakymą, esmė slypi šiek tiek giliau. Pradedame gilintis į pačias istorijas. Šiek tiek prasukau. Juk visų jų pamatas – fantazija. Pasakoje kalba ančiukas, padavime staugia geležinis vilkas, o sakmėje medžiai elgiasi kaip žmonės. Noriu atkreipdėmėsi, kad maždaug kas 20 žodis galbūt šiek tiek netaip ištariamas, bet bendras fonas yra labai geras tarimo. Tai čia buvo vienas pabandymas, kur debatai į 5 minutės santraupą padaro 250 puslapių. Dar vienas garsinis išvedimas būtų, aš čia paklausiau, toje knygoje, reiškia, daug yra pasakojų, viena iš tų pasakojų yra mergaitė su degtukais. Ir aš sakau, va čia parašiau tokią, reiškia, padaryk, kad būtų aprašymas, va čia rašau taip, mergaitė su degtukais, kad būtų išvestis. Sveiki atvykę į diskusiją. Šiandien mes gilinamės į, turbūt vieną žinomiausios ir skaudžiausius Hanso Christiano Anderseno pasakų Mergaitė su degtukais. Ir man atrodo, kad visas diskusijos svoris krenta ant pačios pabaigos. Sušalusi mergaitė rasta su šypsena veide. Pagrindinis klausimas, ar tai viltis simbolis, aš teiksiu, kad taip, tai dvasinio išsilaisvinimo istorija. O aš kaip tik manau, kad ta šypsena yra, pati tragiškiausia visos istorijos detalė. Ji tik pabrėžia ne viltį, o baisę visuomenės abejingumo ironiją. Mano akimis, tai yra negailestingos socialinės kritikos, o ne pagudos pasaka. Suprantu, kodėl taip sakot, bet ar... Gerai, demonstraciją parodžiau, noriu dabar tokį pasakyti. Tie du žmonės, tai buvo parinkęs, kad tai yra debatų išvestis. Antras dalykas, galima parinkti, kad tai būtų trumpesnis, ilgesnis. Ir jūs apačioje galite parašyti, kokių debatų norėtumėte, į ką akcentuoti norėtumėte. Tai vėlgi, čia yra pasakos, aš prašiau mergaitės su degtukais ir kad jie padiskutuotų. Jeigu tai būtų bet kokia disciplina, jeigu tai būtų bet kokia chemija, fizika, matematika, irgi akcentuojam ir turite. Ir tuomet paskutinis dalykas, pasakų kortelės, tai čia mokomosios, taip pat galima išvesti padaryti. Tas pats eksperimentas, klausimas, atsakymas. Ir matyt paskutinį, kurį norėjau parodyti, tai šitas 2 minučių toks trumpas video apie visą knygą, 250 puslapių, o reiškia padarė tokį, sukūrė video. Pažiūrėjau. Pasakos, turbūt kiekvienas esame pasinėrę į jų stebuklų ir magijos pasaulį. Taip, tai tos istorijos apie kalbančias antis, skraidančius laivus, tikra fantazija. Bet pagalvokime, ar šie stebuklai prieinami visiems, o gal kartais ne. Nes matote, kai skaityti sunku, pavyzdžiui, dėl disleksijos, įprastas tekstas virsta kliūčių ruožų. Ilgi sakiniai, sudėtingi žodžiai, džiaugsmo čia maža, o streso daug. Bet yra sprendimas. Ir jis beje sukurtas čia Lietuvoje. Pažiūrėkime. Tai projektas Skaityk pasakas lengvai. Klasika, bet parašyta visiems suprantama kalba. Gerai, bet kaip tai veikia? Kokia čia paslaptis? Visų pirma, jokių nežinomų žodžių. Sunkesni terminai paaiškinami iškart pačiame tekste. MP4 forma. Taip, skaitimas nestringa. Jokios painiovos, tiesiog sklandus pasakojimas. Tai štai tokie dalykai. Kviečiu naudotis, atsiųs turbūt organizatoriai nuorodą, neturbūt. O jeigu jūsų mokykloje, ar jūs norėtumėt daugiau sužinoti apie Google mokyklas, tai mes organizuojam progresyvių mokyklų programą su Google. Kas antrą savaitę darome mokymus, 45 minučių trukmės, nemokami.
tinka visiems mokytojam, pavaduotojam ar personalui. Čia QR kodas galite nuskanuoti ir užsiregistruoti. Tai dėkui uždėmesi, gal turim kažkokių klausimų. Taip, ačiū labai Pauliui ir turim porą klausimų. Vienas iš klausimų klausia Rita, kaip testą pateikti mokiniams? Jūs Reiškia, rodote testą, taip. taip, tai reiškia, patį testą aš turiu. Mhm. Testą galima, čia žiūriu, taip. Nėra galimybės jo nusiųsti mokiniui. Kaip kad čia yra labiau toksai įrankis skirtas saviugdai, tyrinėti temą. Bet jeigu jūs norite paruošti testą, tai jūs galite naudoti Gemini programėlę arba kitą kokią nors, bet per šičia tokios galimybės, kad tiesiai paruošus testą jį duoti mokiniui nėra. Nebent jūs galite panaudoti, tuomet aš gal iš naujo pasidalinu. Galite pasinaudoti sukurtais klausimais ir juos tada kopijuoti į reiškias kokį nors šaltinį. Taip, Miglė klausia, o jei teste dirbtinis intelektas palieka klaidų, ar nesukuria reikiamų man klausimų? Ar yra galimybė keisti, koreguoti? Čia turbūt klausimas yra apie tos audio įrašus, ką vartotojas gali keisti, kaip dirbtiniam intelektui pateikti patikslinimus, į ką jis generuodamas tą audio failą turėtų atkreipti dėmesį, kur sudėti akcentus. Čia labai geras yra klausimas dėl to, kad apskritai mes tik tai pradžioje esam viso šito didelių kalbos modelių naudojimo, nesvarbu, kokią programėlę jūs naudojate. Ir reikia nepamest galvos, turėti kritinį mąstymą. Dėl to visą laiką, kai gaunat atsakymą, ten nereikia pasitikėti vienareikšmiškai, nes kartais yra, žinot, haliucinacijos atsakymuose, dėl jos tikrinti reikia. Dabar dėl ko geras šitas įrankis notebook.lm.google, aš jums pademonstruosiu. Aš įsijungęs dabar audio apžvalgos adaptavimas. Tai vad būtent šitoj vietoje reikėtų ir pasirašyti. Čia jūs pasirinkate stilių, gilios įžvalgos, trumpa, kritika, debatai, tai čia yra stilius. Bet apačioje, jeigu atkreipia dėmesį, į ką dirbtinio intelekto vedėjai turėtų atkreipti dėmesį šioje serijoje arba istorijoje. Ir čia reikėtų surašyti. Pirma, tai turėtų būti minima būtent kalbama apie tą ir tą temą. Antra, neminėti tenai tokių faktų. Trečia, laikytis normatyvinės kalbos. Ir va tokias taisyklės surašius, ir kad ir kiek jų būtų, jos labai, labai padės gauti geresnį galutinį rezultatą. Kitą klausimą? Taip, tu jau. Taip, ar korteles, Loreta klausia, ar korteles galima atsispausdinti? Rodėte korteles. Taip, čia yra kortelės. Čia yra kortelės ir aš dabar žiūriu. Atsispausdinti aš galimybės nemačiau. Aš pažadu galbūt pabandysiu pažiūrėti, ar pasidalinus kortelę su kolega, kokiu formatu žmogus gauna. Ir tuomet laišku būtinai pasakysiu. Bet kol kas, ką aš matau, tai kad tai yra labiau savimokinimuisi įrankis, o ne užduočių davimo įrankis. Apačioje atsisiųsti štai. Yra atsisiųsti, bet jisai nelabai gražiu formatu. Aš parodysiu, bet aš nesu jo visiškai laimingas. Pas mane beje yra Google platforma, ne Windows. Tai atsidaro langas su Exceliu. Ir atsidaro CSV formatas ir jisai šiek tiek išsikraipęs.
tai gali būti dėl to, kad pas mane nėra tos Office 365 licenzijos, aš kaip sakau, su Google dirbu ir netrukus pamatysit ir reiškia, ką mes čia turim. Tai va Čia toks. greičiausiai yra ne dėl to, kad Google lygiai taip pat ir Office 365 atidarytų. Tai yra tiesiog CSV failas šiek tiek kitaip turi būti atidaromas. Jį paprastai atidaro skaičiuoklės, Excelis arba Google Slides, bet jį reikėtų importuoti, ten spausti file, import ir tada jį pasirinkus tinkamą koduotę, jį importuoja tvarkingai. Tai čia tiesiog jeigu iš dalyvių kažkas norės išbandyti, tai reikėtų per importavimą tą padaryti. Turim dar vieną klausimą. Ačiū, Tomai, labiau žinot. Taip, dėkui. Sigita klausia, ar galima sukurti informaciją apie paskaitą skaidrių formatu? Aš galvoju, ar apie šią paskaitą, tai jeigu apie šią paskaitą, tai YouTube platformoje liks šita paskaita įrašo formatu. Ir kaip matėte, Paulius demonstravo, galima ir YouTube nuorodą įdėti. Tai štai bus jums puikia galimybė išbandyti, ar šitos paskaitos visą medžiagą Notebook LM gali paversti skaidrėmis. Bet gal dar būt, Paulius, galėtumėte praplėsti. Į vaizdo įrankį gali tikrai, vaizdo tokį apžvalgą gali paversti, 2-3 minučių video galit sutraukti, kiek mes čia dabar 1,5 valandos YouTube bus failas, 1,5 valandos, o čia galite 2 sutalpinti. Šiaip, jeigu jūs klausėte tokio, kad grinai iš konferencijos 1,5 valandos į skaidrės perverst, tai Google turi tokį įrankį, bet jis dar neprieinamas visiems. Yra, jeigu naudojate Windows, tai turbūt jums PowerPoint'as žinomas, Google turi lygiavertę Google skaidrės, Google Slides. Tai vat iš tenai netolimoje ateityje galima bus padaryti, kad tu įdedi, vat, kaip nori, ponė, sako, YouTube nuorodą ir aprašymas, ką aš noriu pamatyti, ir tada vat Jurgitos Pocienės ir Pauliaus Valiulio pasakojimas 1,5 valandos į skaidrės susidėlioja. Tai yra netolima ateitis, bet kol kas dar nesujungti, sakykime, taškai ant jį, tai dar šiai dienai, šiai akimirkai ne. Jeigu trumpai techninis dalykas, kaip tiksliai tai veikia, tai dirbtinis intelektas kaip YouTube video yra konvertuojamas į tekstą arba į skaidrės arba į kažką. Tai YouTube turi tokį dalyką, kaip šitą išverčia, nuskaito tai, ką žmonės kalba, į tekstą. Tai yra tie subtitrai vadinami. Ir jie būna automatiniai, dažniausiai jie automatiškai generuojami anglų kalbai, bet lietuvių kalbą irgi galima padaryti. Tai dirbtinis intelektas paprastai nuskaito tuos subtitrus ir naudoja juos interpretuoja ir tuomet ima pagal tai, kas yra subtitruose, ima ekrano kopiją ir naudoja galbūt kaip skaidrės. Tai čia yra toks techninis būdas, kaip dabar tai dirbtinis intelektas sprendžia. Daugiau Pauliui klausimų nematau. Ačiū Jums, kad buvote, ačiū, kad klausėte, tikiu, kad išgirdote naudingos informacijos ir iki susitikimų kitais kartais.